Apie ligas dabar trumpai įrašysiu. Kas yra ligos, kodėl mes sergam, taip toliau ir panašiai, žinai. Viskas yra energija, ne? Turbūt jau girdėjai ne vieną kartą, viskas yra energija, žinai. Taip, teisingai, viskas yra energija, mūsų pasaulis yra energija, tu esi energija, aš esu energija, viskas yra energija, taip, tai yra tiesa, žinai. Ir ką aš kalbu, žinai, yra energija, kas iš mano burnos išeina yra energija, ką tu kalbi, kas iš tavo burnos išeina irgi yra energija. Viskas yra energija ir labai svarbu, ką mes įdedam į tą energiją su savo protu, su savo ketinimu, žinai. Tai buvo toks momentas, keistas momentas buvo, blemo, toks, kai visokių lygų buvau prisirinkęs visokius ten, wow. Keistas buvo momentas, žinai. Ir taip, tada nesupratau, žinai, dar visai nesenai pasaulis mūsų buvo tokioje senoje energijoje, žinai, taip paprastai sakant. O dabar jau pasaulis atsibunda ir visiškai kitoks suvokimas ateina. Paprasčiausiai dažnai dabar žmonėms būna taip, kad informacija ateina automatiškai, žinai, ir net nereikia nieko stipriai galvoti, žinai. O tiems, kurie dar neteina taip lengvai, žinai, reikia paskaityti kažką, išgirsti kažką, tai kažko pasiklausyti, žinai, apie ligas ant tokias ir viskas išsispręs. O šiaip taip trumpai sakant, žinai, aš nebesergu jau nuo 12, buvo dar keli metai, reikėjo susinchronizuoti, žinai, išgyti, išvalyti viską, žinai, ir dabar viskas nebesergu nuo 12, jokių vaistų nevartoju, pas daktarų neinu ir taip toliau ir panašiai. Nieko neturiu prieš daktarus, kartais reikia, žinai, nueiti pas daktarą ir tą padaryti, viskas ok. Bet jo, nebesergu nieko. Iš tikrųjų buvo toks momentas kažkur apie 4 metus atgal, kai šonas labai stipriai skaudėjo, žinai, ir nesupratau, kas ir kas. Nuėjau pas vieną specialistą, nuėjau pas kitą specialistą, nuėjau pas vieną, parašiau kitam specialistui, profui ir pasakė, ką daryti, susitvarkiau, 1, 2, 3, bum, viskas susitvarkė. Ir jokių ligų, žinai. Tai va, jeigu, pavyzdžiui, tau užkniso būti sergančių ir pavargusių, žinai, kaip, amerikiečiai turi tokį išsireiškimą gerą. I'm sick and tired to be sick and tired. Turbūt girdėjai, jeigu Amerikai buvai ir ten kažką tokio, žinai. I'm sick and tired to be sick and tired. Žinai. Tai kažkas įsiverčia tokio, žinai, aš pavargau būti sergančių ir pavargusių. Kažkas tokio, žinai. Tai va, ir jeigu kažkas tokio yra, žinai, jeigu nori išlipti iš tų ligų kažkokių, ar dažnai sergi, ar kartais sergi, ir nesirgti visai, jeigu nori, tai paprasčiausiai taip, paprastai labai pasakysiu, žinai. Žinau, gal kartais labai keistai skambės, žinai, bet, kaip minėjau, viskas yra energija, ne? Tai paprasčiausiai neįsileisti, pasakyti stop, bet kokiai lygai, labai svarbu, žinau, bet kokiai lygai. Supranti? Bet kokiai. Ar snarglys varva, ar vėžys, ar vėžys varva, ar snarglys varva, nesvarbu. Nesutikti. Man to nereikia, čioškit nachren visi, aš esu sveikas, tvirtas, sveika, stipri, taip ir toliau ir panašiai. Iš pradžių pasakai, stop, aš nenoriu, aš nesutinku, man to nereikia, valinkit visi. Ir paskui sakai, aš esu sveikas, sveika, stiprus, stipri, taip toliau ir panašiai. Ir viskas. Ir paskui, jeigu ten kažką reikia padaryti, ar kažką tai suvalgyti tokio sveiko, ar kažką tai pasimankštinti, kažką tai, ar reikia laiko, kokius pratimus atlikti, ar kažką tokio panašiai, tai, žinai, tai padarai. Bet pagrindas yra atšauki, uždraudi, įeiti tavo erdvę ir pasakai, kaip nori būti. Ir viskas. Ir čioškis visi. Ir viskas. Čia labai paprasta, žinai. Čia, aišku, aš per porą minučių, žinai, nepripasakosiu nieko, bet apie tai ir dar visokių tokių įdomių dalykų kalbu aš čia, kur niekur negirdžiu iš tikrųjų pas lietuvių, tik tokia.
Ir jeigu patinka, rezonuoja, ateik, prisijung, pakalbėsim labai daug apie visokiausių dalykų. Iki, čiau.